Sveiki, šiandieną pasimokinsime, kaip reikia uždėti medžiagas ant šitų objektų. Taigi medžiagos yra dedamos todėl, kad priklausant nuo medžiagos skirtingai kris saulės šviesa ir bus apšvietimas, todėl kad skirtingos medžiagos sugeria skirtingai šviesą. Taigi norint sudėti tekstūras, reikia atsidaryti Material Editor, kuris randasi čia viršuje, arba paspausti M raidę. Atsidariusime lange, matysime daug pasirinkimų, tačiau šitie pasirinkimai gali skirtis priklausant nuo kokį renderinimo stilių esame pasirinkę. Taigi, pradžiai užsidedame standart medžiagą, ant jos paspaudžiame 2 kartus, galime pakeisti pavadinimą į kokį tik tais norime. Taip pat galime pakeisti spalvą, spaudžiant ant Ambient ir taip pat pasirinkti jos ryškumą. Ir čia rodo nuolat atnaujinamą vaizdą, todėl keičiant nustatymus automatiškai matome, kaip čia keičiasi viskas. Taigi, jeigu pakeliame Specular Level, matome, kaip objektas vis labiau atsispindi. Su šiais nustatymais galime keisti ryškumą, atsispindėjimą, o uždėti šią medžiagą galime labai paprastai. Tiesiog pasižymė savo stiklinę ir spaudžiame Assign Material to Selection. Ir mūsų objektas nusidažė. Spaudžiant pelytės rutuliuką galime nueiti į šoną. Ant šito objekto uždėsime šiek tiek kitokią medžiagą. Taip pat jeigu nuleidžiame savo Material Editor, jisai būna čia ir jį galima bet kada pakelti. Taigi, einame į Maps, Standard ir išsikelime Bitmap. Išmetama mums lentelė su daug pasirinkimų. Ir pasirinkime JPEG Brick. Taip pat, ko mums dar reikia, tai vėl standartinės medžiagos. Ją persidedame į objektas. Ir tiesiog savo bitmap paimame už rutuliuko ir nutempiame ant Diffuse. Ir kaip matome, mūsų medžiaga automatiškai pasiėmė šias plytas. Kad uždėti šitą medžiagą, mums nebūtinai vėl naudoti Assign Material, galime tiesiog pasiimti už šio rutuliuko ir nutempti ant mūsų objekto. Kaip matome, mums nerodo plytų, todėl reikia paspausti Show Shaded Material. Dabar yra uždėtos plytos, šonuose jos atrodo labai gražiai, bet viršuje yra problema, todėl kad mūsų vaizdas yra čia ne visiškai lygus. Jis turi tokį kaip slenkstį. Jos negražiai užsideda dėl to, kad kai turime paprastą objektą, ar tai kvadratą ar cilindrą, jis turi nustatytas tam tikras koordinates ir ant jų užsideda viskas gražiai. Bet kai mes modeliuojame savo objektus, tam tikros koordinatės gali būti sujudintos ir todėl nebeužsideda taip gražiai mūsų medžiagos. Kad tai sutvarkyti, mums reikia naudoti UVWMap. Einame į Modify, Modifier List ir susirandame UVWMap. Dabar matome, kad tekstūros labai gražiai užsidėjo ant viršaus, bet šonai yra tokie kaip stulpai. Tai yra dėl to, kad viskas yra uždėta tik nuo viršaus. Todėl mums reikia pasirinkti Box. Ir dabar mūsų medžiagos yra projektuojamos iš visų šonų.
todėl jos yra uždedamos gražiai. Taip pat galime padidinti, sumažinti mūsų objekto medžiagas, taip kad atrodytų natūraliau. Dabar uždėsime medžiagą mūsų grindims su ta pačia technika, kaip naudojam uždėti šitam objektui. Einame į standart, pasirenkame, vėl bitmap. Ir spaudžiame Grass. Susidame vėl ant Diffuse ir šitą ant žolės. Kaip matome, vėl mūsų objektas nepasikeitė, vėl spaudžiame View Shaded Material Viewport. Taip pat atsidarius savo Material Editor galime viską ištrinti iš čia ir mūsų tekstūros neišnyks. Pasirenkame savo standart, spaudžiame Ctrl A. Ir tiesiog spaudžiame Delete. Arba galime taip padaryti. Ir matome, kad mūsų tekstūras visiškai nepasikeitė, nors ištrynėme viską. O susigrąžinti galime paspaudus šį Pick Material from Object ir vėl viskas atsiranda, jei norime pakeisti. Taigi šiai pamokai tiek.